Pirmą algą gavau ir viskas. Ir baigėsi darbas. Tai va, bet užtat žiedas ant piršto. Tokia mūsų istorija. O čia tas pats. Tas pats. 45 metai. Nu, kaip ir jubiliejus. Buvo jubiliejus, jo, mes 45 buvom Proviniškių bažnyčioj. Henrikas buvo sutaręs su kunigu mišes. Atnaujinom santuokos įžadus, taip smagu, taip kažkaip. Kad širdį vis tiek maloniai perėjo. Prisiminėt visą tą. Bet jeigu jau sutikot po 9 dieną tekėti, reiškia, jūs irgi pati mylėjot. Nu, kaip aš dabar, jo, mylėjau, galiu pasakyti, nežinau. Gal buvo, ar tai įmanoma, galbūt jo, buvo susižavėjimas, pradžioje taip viskas taip įdomu, man taip kažkaip, nauja, taip gražus vyras, viskas čia duoda dėmesį. Sakau, viskas fain, viskas okei. Jo. Ir po to pervažiavot gyventi? Į kur? Čia? Ne, kur čia Dieve, čia. Kur gyvenot kartu? Gyvenom kartu iš karto Vilijampolėj, ten, kur dabar va, kur ta, kaip sakykim, pas jo tėtis apačioje gyveno, taip. O mes viršuj ten, kur ir Henrikas jo gyveno. Ir kad čia esat už daktariuko ištekėjusi tikrojo, dabartinio tokio garsaus, kada suvokėt? Ai, kad, ar tiesiog negalvoju? Aš negalvoju, man jisai... Bet vis tiek paskui atsirasdavo ten tos visas istorijas, jau pradėdavo ten ir ta policija, ten jau, kažkaip, gera mergaitė turėjo pagalvoti.